Ieva Biliauskienė. Jinai yra viena iš 8 Lietuvoje sertifikuotų Jungo krypties analitikų. Ir pavadinimas kalba pats už save. Išsiskyrimai translitinės psichoanalizės. Aš savo pranešimu baigsiu 3 psichoanalizės krypčių pasisakymus ir turbūt, kaip ir pranešimas sako, bandysiu šiek tiek apibendrinti tai, kas įvyko nuo didžiojo mokytojo, didžiojo pradininko Freudo atsiskyrus Alfredui Adleriui ir Karlui Gustavui Jungui. Ir pradžioje, kai Rasta Bieliauskaitė paprašė manęs parengti pranešimą ir kalbėti iš jungistų pozicijos, man uždavė tokį klausimą, ar tarp Adlerio ir Jungo yra ir panašumų, ar vien tik tai skirtumų. Ir aš prisimenu, kad tada man net nebuvo ir lengva į tai atsakyti. Aš pagalvojau, kad aš apie tai iš tiesų giliau ir nesu galvojusi. Nes nuo pat studijų pradžios yra įprasta, kad lyginamas Freudas su Adleriu ir lyginamas Freudas su Jungu. O Adleris ir Jungas lygtai jie tampa tais kraštais, tarp kurių tų panašumų nelabai ir gali būti. Ir todėl aš nutariau tą tyrinėjimą, bandymą atsakyti tą klausimą, pradėti taip pat nuo istorinių faktų. Nes panašu, kad vienas, nesakysiu, dabar nepasakysiu, kad vienintelis, bet vienas labai ryškus panašumas tarp jų, tai yra jų išsiskyrimai su Zigmundu Freudu, kurie vyko netgi beveik tuo pačiu metu. Tai Adlerio išsiskyrimą ir individualiosios psichologijos pradžią minime jos 100-metį šiais metais. Tai yra nuo 1911 metų skaičiuojant tą istoriją, o Jungo ir Freudo santykiai nutrūko 2 metais vėliau. Tai yra 1913. Ir daug jau girdėjome apie tą įžymėją 3 psichoanalitikų istoriją. Ir pirmiausiai girdėjome labiausiai adlerietišką kaip ir pasakojimą, po to labiau freudišką, o dabar aš pabandysiu papasakoti tai labiau iš Jungo pusės, tai yra daugiau pasakosiu apie Jungo dalyvavimą psichoanalizės pradžioje ir stengsiuosi tik šiek tiek užkabinti Adlerio gyvenimo faktus, nes jūs juos be abejo labai gerai žinote ir jie buvo minėti ir šiandien jau ne kartą. Taigi, istorija prasidėjo 1856 metais, kai Austrijos-Vengrijos imperijoje Freiburgo mieste žydų imigrantų šeimoje gimė Zigmundas Freudas. Šeima vėliau persikėlė į Vieną, kur Freudas baigė ir medicinos studijas. Ir, kaip žinom, nors pradėjo jis kaip neurologas, bet labai greit susidomėjo ir psichologinėmis vadinamų nervų ligų ištakomis. Ir vietoj hipnozės, kurią pradžiai taikė ir palaikė nelabai veiksmingą, jis gana greitai pasiūlė laisvų asociacijų ir sapnų analizės metodus. Ir 1900 metais išleistas sapnų aiškinimas tapo tuo veikalu, kuris jį labiausiai išgarsino tuo metu pasaulyje ir sukėlė labai didelių diskusijų apie tai, ar psichoanalizės idėjos gali būti priimtinos, ar tai yra tiesiog, sakykime, kažkokia nesąmonė. Iš tikrųjų, tai, kas buvo minėta, kad kaip gali būti, kad žmogus, kuris lyg ir toks racionalus, yra valdomas kažkokiu pasąmoningų jėgų, instinktų ir tada mes visai nebesuprantame, kas mes esame. Adleris gimė 14 metų vėliau negu Freudas, taip pat Vienai, kaip žinom, ir 1900 metais, kai Freudas jau buvo suformulavęs savo pirmasias idėjas ir sapnų aiškinimą jas išdėstė. Adleris buvo pradedantis gydytojas, ir nepradedantis, galim sakyti, turbūt ir psichoanalitikas. Ir, kaip vėlgi jau žinome, jų aplinka ir jų interesai labai skyrėsi, tačiau idėjos, kuriomis jie domėjosi, buvo tikrai panašios. Tai buvo bandymas į psichiatriją pažvelgti naujų žvilgsnių
ir ieškoti psichologinių tiek neurozių, tiek somatinių sutrikimų priežasčių. Ir kaip jau vėlgi žinome, Adlerio dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas veikloje psichoanalitinės draugijos prasidėjo 1902. Jungas gimė dar 5 metais vėliau nuo Adleris ir skirtingai nuo pirmųjų 2 vyrų, jis gimė Šveicarijoje, neturtingo kaimo pastoriaus šeimoje. Tai yra, jo aplinka buvo labai protestantiška ir jo šeimoje buvo turbūt net iki 10 suskaičiuojama pastorių iš motinos ir tėvo pusės giminių. Ir iš vienos pusės jį supo gamta, šeima gyveno tikrai neturtingai, nors buvo ir tėvas ir motina kilę iš pakankamai garsių giminių, bet būtent Jungo tėvas buvo vargingos parapijos pastorius. Ir didelę dalį vaikystės jis praleido tiesiog žaisdamas prie upelio, kažkur miške, matydamas visus ūkio darbus, dalyvaudamas kaimo gyvenime. O truputėlį paaugęs jis pradėjo girdėti ir labai daug teologinių diskusijų. Ir visi tikėjosi, kad jis bus pastorius, kaip ir jo tėvas ir daug dėdžių. Tačiau pastoriumi jisai netapo ir nusprendė pasirinkti irgi medicinos studijas, kurias baigęs jis buvo pakviestas dirbti įžymioje Burgholzlio klinikoje, kur garsus to meto psichiatras Eugenas Bleuleris jau tyrinėjo vėlgi psichologinės kažkokių įvairių psichiatrinių sutrikimų priežastis. Ir kadangi psichiatrijos klinikoje dauguma gydomų žmonių turėjo pakankamai gilius rimtus sutrikimus, tai buvo ir šizofrenija, ir įvairios psichozės, maniakinė, depresinė, pavyzdžiui, psichozė, įvairius paranojos atvejai. Tai Freudas, atsiprašau, ne Freudas, bet Jungas labai daug dėmesio skyrė tam, kad galėtų suprasti, kągi tie pacientai išgyvena. Ir jis pradėjo klausytis jų, pavyzdžiui, kliedinčių ligonių kliedesių. Ir kadangi jis jau buvo susipažinęs su Breuerio, Freudo darbais ir jau žinojo, kad galime žvelgti į psichinius sutrikimus ir iš psichologinės perspektyvos. Ir tuose ligonių kliedesiuose jis pradėjo bandyti įžvelgti prasmę. Tai yra, kodėl tas žmogus kalba būtent apie tai, nors ta istorija, jo pasakojimo lyg ir neturi kažkokios aiškios prasmės, bet jo nuomonė ta prasmė turėjo būti. Ir kadangi jau nuo pat vaikystės jisai labai daug dėmesio skyrė mitologijos studijoms, įvairių šalių religijų studijoms, taip buvo pradžia ir pagrindas jo kolektyvinės pasąmonės hipotezės suformulavimui, tai yra tam įsitikinimui, kad visi žmonės, visa žmonija turi tam tikrą bendrą patirtį ir kiekvieno mūsų psichikoje yra tam tikras pats giliausias sluoksnis, kuriame patirtis, simboliai, vaizdiniai yra visiems vienodi. Ir iš to kilo ir archetipo samprata. Kalbant apie Jungo santykių su Freudu, tai Jungas žinojo be abejo apie Freudo darbus ir jais domėjosi ir labai vertino Freudo sukurtą sapnų analizės ir interpretacijos metodą. Ir kadangi Šveicarija ir Austrija nors ir nelabai toli dabartiniais mastais, bet tuo metu tai buvo vis tiek atskiros šalys su atskiromis medicinos sistemomis ir atskiromis idėjinėmis kaip ir sistemomis. Tai Jungas jau tuo metu, pačioje 20 amžiaus pradžioje, vystė ir savo metodą, kurį jisai pavadino asociacijų eksperimentu. Ir jis pastebėjo, kad Freudo išstūmimo sąvokos mechanizmas ir tai, ką jisai pamato, įžvelgia savo asociacijų eksperimente, yra labai panašu. O apie asociacijų eksperimentą, trumpai sakant, tai yra Jungo sukurtas ir jį pasaulyje greit išgarsinęs metodas,
kuris atrodo taip, kad tyriamajam yra pasakomas tam tikras žodis iš 100 žodžių sąrašo ir prašoma į jį kuo greičiau sureaguoti kitų žodžių. Ir tokie požymiai kaip pailgėjęs reakcijos laikas, atsakymų kartojimasis ar fiziologinės reakcijos yra suprantami kaip tam tikro komplekso arba tam tikro psichikos sutrikimo irgi, tam tikrų konfliktų galbūt psichikoje buvimo požymiai ir pagal tai galima geriau suprasti žmogaus asmenybę. Tai šis Jungo darbas, atliekant daug eksperimentų ir tai, apie ką kalbėjo Freudas, jam pasirodė labai panašu ir jis daug sėmėsi iš Freudo tyrinėjimų. Tačiau tiesiogiai pažįstamas su Freudu Jungas nebuvo iki pat 1906, kai, kaip jis pats rašė po to autobiografiją, jis išdrįso nusiųsti didžiajam Freudui savo knygą apie asociacijų tyrimus ir tuoj pat prasidėjo labai intensyvus abiejų mokslininkų susirašinėjimas. Ten buvo ir entuziastingas dalymasis savo idėjomis ir netgi asmeninio gyvenimo detalėmis ir savo sapnais, kuriuos vienas kitam jie stengiasi padėti suprasti ir siūlė savo interpretacijas. Pirmą kartą jie abu susitiko metais vėliau, Freudo namuose Vienoje ir, kaip kalbama, nesustodami prasikalbėjo 13 valandų. Netrukus po to Freudas ir paskelbė savo norą atskirti Jungą savo mokslo, savo idėjų įpėdiniu ir tarptautinės psichoanalizės draugijos prezidentu. Tai mes jau girdėjom kitose pranešimuose. Ir jo tokios greitos simpatijos panašu, kad tikrai buvo ne tik tai asmeninės, ne tik tai mokslinės ar intelektualinės, bet turėjo gilias socialinės ir politinės šaknis. Nes Freudas labai išgyveno dėl to, kad jo teorija yra priešinamasi, kad didelė to priešinimosi dalis kyla dėl to, kad tai yra laikoma kaip ir žydiškų reikalų, o Jungas buvo tas, kuris galėjo suteikti autoritetą. Jis buvo krikščionis protestantas, jis buvo jau gerai žinomas gydytojas, jau pas jį važiavo į jo ligoninę mokytis asociacijų eksperimentų žmonės iš įvairių pasaulio šalių. Ir Freudo manymu, toks žmogus galėjo būti tinkamas vėliavnešys visam psichoanalizės judėjimui. Ir kaip jau girdėjom irgi, kad tokie įvykių eiga Alfredą Adlerį labai prislėgė, juolab, kad buvo norima Jungui prezidentavimą atiduoti iki gyvos galvos ir su išskirtiniam teisėm nuspręsti, kokios publikacijos turi būti publikuojamos, kokie pranešimai skaitomi. Ir tą smūgį Freudas švelnino pasiūlydamas Adleriui Vienos psichoanalizės draugijos prezidento postą, Jungą vis dėlto, taip vadinkim, prastumdamas į tarptautinės asociacijos prezidentus. Tai tokios organizacinės peripetijos vyko tuo metu, tačiau teorinės dramos buvo niekiek nemenkesnės ir visų trijų mąstytojų pažiūros ėmė vis labiau skirtis. 1910 metais Jungui rašytame laiške Freudas guodėsi. Reikalo esmė, čia citata, reikalo esmė ir tai, kas man kelia ypač didelį nerimą, yra tai, kad jis, tai yra Adleris, sumenkina seksualinės svoros reikšmę ir mūsų oponentai greitai galės kalbėti apie patyrusį psichoanalitiką, kurio įsitikinimai radikaliai skiriasi nuo mūsiškių. Tai mes matom, kad šiuo metu tas laikas, kurio taip bijojo Freudas, yra atėjęs ir iš tikrųjų mes galim kalbėti apie psichoanalitikus, kurių pažiūros tikrai esmingai skiriasi nuo Freudo. O Jungo pažiūros taip pat labai skiriasi, vis labiau ir labiau skiriasi nuo žymiojo mokytojo. Ir nors jisai asmeniškai be galo gerbė įvertino Freudą ir jautė ir tėviškus jausmus, Jungas niekaip negalėjo pripažinti išskirtinio seksualumo vaidmenio žmogaus gyvenime. Ir jis pats tikėjo, kad psichikoje veikia daug įvairių jėgų ir tarp jų jam atrodė labai svarbus dvasiniai, religiniai motyvai, santykis su Dievu ir su viršasmeninėmis galiomis. Ir
1911 metais iš judėjimo pasitraukė Adleris, o Jungo ir Freudo santykiams lemiamą reikšmę turėjo jų abiejų kelionė į Jungtines Amerikos valstijas, kur jie buvo pakviesti skaityti paskaitų ir tuo metu nebuvo lėktuvų ir tekdavo labai ilgai plaukti laivu. Tai kita kelionė truko 7 savaitės su pirmyn atgal važinėjimu ir buvimu tenais. Ir jos metu, kaip tikri psichoanalitikai, Freudas ir Jungas intensyviai analizavo savo sapnus. Ir Jungas pastebėjo, kad jų interpretacijos labai skiriasi. Tai, kaip jie mato simbolinę medžiagą, yra labai skirtinga, nes Jungas joje įžvelgdavo daug kolektyvinės žmonių patirties simbolių, o Freudo hipotezės buvo pagrįstos asmeninė patirtim ir instinktų teorija. Ir šitos kelionės metu Jungas susapnavo sapną, kuris padėjo jam aiškiau suformuluoti savo hipotezę apie keletą psichikos sluoksnių, tarp jų ir kolektyvinę pasąmonę. Ir tame sapne jis sapnavo, kaip jis vaikšto po namą, kurį suvokė kaip savo namą. Ir tame name buvo 2 aukštai ir rūsys, kuris turėjo irgi keletą lygmenų. Kiekvienas iš tų aukštų ir po to ir rūsio lygmenis savo apstatymu ir savo daiktais, kurie tenais buvo, atspindėjo vis kitą istorinę epochą ir nuo naujausių laikų viršuje leidosi vis giliau į patį giliausią rūsio sluoksnį. Ir rūsyje mėtėsi prieš istorinio žmogaus gyvenimo atributai, kažkokie medžioklės įrankiai, kaukolės. Ir Jungas tai suprato kaip pačią archaiškiausią kolektyvinę mūsų psichikos dalį. Po šios kelionės neužilgo Jungas išleido savo knygą Libido virsmai ir simboliai, kur jo išdėstyta žmogaus psichikos samprata, libido samprata iš esmės skyrėsi nuo Freudo. Ir ta knyga buvo galutinis taškas 2 įžymių psichoanalitikų santykiams. Po jos išleidimo nuo Jungo nusisuko labai daug jo draugų ir pažįstamų, o jis pats buvo pramintas mistiku. Ir nuo 1913 metų susirašinėjimas ir bet kokie ryšiai su Freudu jau nebevyko, nes Freudas tiesiai pareiškė, kad jis negali toleruoti tokių didelių neatitikimų tarp abiejų teorijų. Tada prasidėjo Jungo teorijos, kuri vadinama analitinė teorija, kelias. Ir iš likusių istorinių šaltinių mes galim suprasti, kad visi 3 vyrai labai skaudžiai išgyveno išsiskyrimą. Freudui tai reiškia be abejo žlugusią viltį, kad jo 2 patys talentingiausi mokiniai taps jo idėjų vystytojais ir pasekėjais. Ir tai, kad įvairiomis progomis po to jis nevengdavo aštriai kritikuoti ir Freudo, ir Adlerio, atsiprašau, ir Jungo, ir jų teorijų, reiškia, kad ilgam dar tos išsiskyrimo nuoskaudos liko gyvos. Ir toks atkaklus Freudo nenoras pripažinti savo mokinių idėjas dabar mums gali atrodyti kaip ribotumo ar nelankstumo požymis, bet galima galvoti, kad gal tai yra būtina sąlyga tam, kad toks genialus kūrėjas galėtų eiti tik savo keliu ir vystyti savo idėjas. Nes kaip tokia paralelė yra tai, kad tas pats motyvas atsikartojo vėliau ir Jungo gyvenime. Tai yra, kad jis turėjo daug bendražygių, daug kolegų, su kuriais kartu dirbdavo, bet vos tik jie pradėdavo irgi vystyti kažkokias labiau nepriklausomas savo idėjas, Jungas nutraukdavo ryšius su jais. Tai yra, jam irgi buvo labai svarbu išlaikyti savo pažiūras, jų grynumą ir, jis tai darydavo kartais ir tokiais griežtais metodais. Dabar, kas vyko su Adleriu po išsiskyrimo su Freudu, mes galim matyti per jo darbus. Atrodė, kad jisai tai reagavo labai daug dirbdamas, iškart sukurdamas naują organizaciją ir taip padėdamas pagrindus naujos teorijos plėtrai. Tuo tarpu Jungas tai patyrė labai kitaip ir tas išsiskyrimas jį stūmė į gilią asmeninę krizę, kurią jau būdamas senas jis apibūdino kaip visiškos dezorientacijos pojūtį ir kritimą į tai, kas nežinoma.
beveik 7 metus jis praleido toje krizėje, kadangi jautėsi nebegalys taikyti Freudo metodų, o jo paties idėjos buvo dar užuomazgų lygyje. Ir kai tik turėdavo laiko, jis visą tą laiką skirdavo savo pasąmonės tyrinėjimams. Ir jis leisdavosi į įvairius vaizdinius, į pasąmoningas vizijas, dialogus su tomis pasąmonės figūromis. Ir kad nebūtų visiškai to nuneštas ir kaip ir prarytas, taip paprastai tariant, kad neištiktų psichozė, jis po to labai kruopščiai visą tai jau grįžęs į savo ego būseną, jis labai kruopščiai tai užrašinėjo, analizavo ir bandė atriboti, kas yra kolektyvinės pasąmonės turiniai jo nuomonė, kas yra jo paties gyvenimas. Ir tas laikotarpis, labai toks intravertiškas laikotarpis, padėjo Jungui suformuluoti idėjas apie psichologinius tipus, apie kolektyvinės pasąmonės archetipus ir tas idėjas jis vystė visą likusį savo gyvenimą. Dabar apie tai, kas vis dėlto atrodo yra panašu tarp Jungo, ir Adlerio. Tai atrodo, kad nors jie abu nuėjo labai skirtingais keliais ir Adleris daugiau nuėjo į ego psichologiją, o Jungas daug dėmesio skyrė kolektyvinės pasąmonės reiškiniams, kad vis dėlto juos sieja tas jau šiandien irgi minėtas teleologinis žmogaus matymas ir matymas vystymosi kaip tikslingo. Ir Adleris kalbėjo labai daug apie tikslą, ar ne, žmogaus gyvenime, apie gyvenimo stilių, kuris susiformuoja vaikystėje ir veda žmogų po to visų gyvenimo keliu. O Jungas žmogaus vystymosi kryptingumą aiškino remdamasis savasties sąvoką. Jo nuomonė, kiekvienas žmogus gimsta su unikaliu visą psichiką organizuojančiu centru, kuris yra pasąmonėje. Tai jis pavadino savastimi ir toje savastyje slypi visos mūsų galimybės. Tai yra lyg užkoduota kiekviename žmoguje jam gimstant. Ir visas kiekvieno žmogaus viso gyvenimo uždavinys tai yra kuo pilniau savo savastį realizuoti ir tapti kuo labiau savimi. Vėlgi tas žodis minimas individualiu. O individualiu reiškia nedalomų ir nevientisų. Ir vientisų, atsiprašau, jeigu mes versime tą patį žodį individuacija iš lotynų kalbos. Tai čia mes matom, kad tas vientisumo arba visibiškumo principas jis abiejose psichologijose yra labai svarbus. Tik tai prie jo, kaip ir jo supratimas ir prie jo prieinamas šiek tiek skirtingais keliais. Adleris žmogaus ribotumą matė labiau per menkavertiškumo jausmą ir kalbėjo apie tai, kad tas jausmas gali būti įveiktas siekiant didesnės asmenybės kaip ir pilnatvės, didesnio savo galimybių išreiškimo. O Jungas kalbėjo ir apie tai, kas nepriklauso nuo paties asmens, tai yra apie tas kolektyvinės pasąmonės jėgas, kurios yra tiesiog objektyviai veikiančios ir jos nepriklauso nuo kiekvieno žmogaus valios, bet jeigu mes jas įsisąmoniname, jeigu mes jas suvokiame, mes galime turėti sąmoningą santykį su jomis. Pavyzdžiui, arba priimti tai, arba atmesti tai, pasakant, kad mano gyvenime tai netinka. Taigi ir ten sąmoningumui yra labai svarbus vaidmuo skiriamas. Tai yra, kad žmogaus gyvenimas vis dėlto gali būti labai daug įtakojamas mūsų sąmoningos nuostatos ir sąmoningų pastangų. Ir mano akimis žiūrint, ir Adlerio ir Jungo teorijos į žmogų ir jo psichiką žvelgia matydamos galimybės ir resursus ir tiki kuriančiomis ir gydančiomis pačios psichikos galiomis. Ir toks humanistiškas, toks asmeniškas požiūris atsispindi ir terapinėme ryšyje, nes tiek Adleris, tiek Jungas su savo pacientais bendraudavo sėdėdami prieš juos, o ne paguldę juos ant kušetės. Ir taip ryšys tarp psichoanalitiko ir paciento tapo labiau lygiavertis, partneriškas ir asmeniškas, o psichoterapeutas tapo labiau matomas.
Tai yra, jau jis nebeturėjo būti ta švaria lenta, apie kurią kalbėjo Freudas, bet procese jisai pasitelkė visą savo asmenybę. Ir Jungas skelbia, kad psichoanalitikas savo pacientui gali padėti nueiti tiek vidiniu keliu, kiek jis pats yra nuėjęs. Tai yra pats terapeutas yra nuėjęs. Ir nuo to ir prasidėjo mokomoji psichoterapeutų terapija arba analizė, kuri iki tol nebuvo taikoma, o dabar tai atrodo jau visuotinai priimta tiesa. Ir atrodo, kad psichoterapeutas tikrai negali sėkmingai dirbti, jeigu jisai nėra pažinęs savęs, nenuėjęs savo, vėlgi savęs pažinimo keliu. Ir taip dar papildant visą tai, kad nors Jungas šiaip yra dažnai vadinamas mistiku ir jam tokia vos ne ezoteriko ir burtininko etiketė yra klijuojama, kad tie, kurie jį pažino, kurie žinojo, kaip jis dirba, matė, kad jis dirbo labai praktiškai, labai paprastai. Ir jis daug labai dėmesio kreipia ir visiškai žemiškus, praktinius savo pacientų patirties aspektus. Tai yra, ta orientacija buvo tikrai ne tik į dangų, kaip kalbama, bet ir į žemę. Ir čia mes vėlgi matom, kad ir individualioje psichologijoje tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu padėti žmonėms spręsti praktinius klausimus, įveikti kažkokias kasdienės problemas ir vėlgi dalyvauti pilnai ir socialinėme gyvenime. Šiandien girdėjome apie Adlerio bendruomeniškumo jausmą, tai kam jisai skyrė labai daug dėmesio. Ir Jungas savo gyvenimo eigoje yra labai daug kalbėjęs ir apie visuomenės procesus. Ir apie tai, kad panašus procesai kaip žmogaus psichikoje vyksta ir visuomenės lygiu. Pavyzdžiui, jo išskirtas šešėlio archetipas, tai yra tai, ko mes savyje nepripažįstam, ką mes atmetam ir ką mes laikome tuo, kas yra ne aš, kad tas pats vyksta ir visuomenės lygmenyje. Ir todėl mes dažnai blogį matome savo kaimynų tautose, ar ne, ir dėl to mes norime su jais kariauti, o save mes iškeliame aukščiau. Ir čia vėlgi yra apie galią ir apie tai, ką mes darome tada, kai mes jaučiamės ar silpnesni, ar mažiau galingi, mažiau įtakingi. Tai apibendrindama aš noriu pasakyti, kad tas žmogaus psichikos paveikslas, kurį Freudas pradėjo tapyti, tapo daug spalvingesnis ir pilnesnis įsitraukus Jungui ir Adleriui. Ir kaip mes jau girdėjom prieš tai buvusiame pranešime, turbūt ne veltui ir pati Freudo psichoanalizė po keleto dešimčių metų irgi pradėjo integruoti daug tų dalykų, apie kuriuos mes šiandien kalbame, ar ne? Ir tą lygiavertiškesnį ryšį ir platesnį žmogaus matymą ir dar daug savasties klausimus ir panašiai. Ir kad iš tikrųjų psichoanalizė atrodo iš to tokio griežto atsiskyrimo vykusio prieš 100 metų, jį tikrai vėl grįžta daugiau mažiau į tą bendrą erdvę, kur be abejo yra skirtumai, bet yra ir daug panašumų. Ir mano galva žiūrint, tai, kad mes patys ir tos teorijos, kurios mus traukia, yra tokios skirtingos, tai yra labai didelis turtas, bet tuo pačiu dar labiau praturtėsime tada, kai matysime vieni kitų panašumus, o ne tik skirtumus. Ir taip papildysim savo supratimą apie tai, ko turbūt niekada iki galo taip ir nepažinsime, apie žmogaus psichiką. Tai ačiū Jums.